Tęsiam praktinės psichologijos mūsų užsiėmimus. Tai antra gyvenimo taisyklė. Pigiau užsiimti prevenciją, negu gydytis po to. Tai galioja visiems jūsų gyvenimo įvykiams. Imkitės prevencinių priemonių, kad iš tikrųjų jūs būtumėte sėkmingi šeimoje. Taip, jeigu ten konfliktai prasidėjo, paskui juos sustabdyti sunku, tai gal reikia kažkokius veiksmus daryti, kad tie konfliktai nekiltų. Toliau, darbe. Darbas taip svarbu. Jeigu nori daryti karjerą ar dar kažką, tai imkitės prevencinių priemonių, išmokit to, ko reikia. Dalyvaukite komandiniam darbe, darykit projektus, programas ir viskas bus tvarkoj. Sekantis, mokytės iš anksto. Prevenciškai, jeigu reikia užsienio kalbos, išmokit ją, todėl kad galbūt karjeros kažkokiam laiptelį jums tos užsienio kalbos reikės. Tas pats galioja ir jūsų laisvalaikiui. Pasiruoškit kelionę iš anksto. Nes slidinėjimas, žinot, pakankamai pavojingas dalykas nuo kalnų. Tai žmonės traumas gana. Tai gal pasitreniruoti reikia prieš išvažiuojant. Ir žinoma, būkit pasiruošę tam, kad reikia palaikyti santykius su savo intimiu partneriu. Tai pirmiausia, su savo draugais, su kuriais galima būti tokiais, kokius jūs norit. Ir žinoma, su savo artimaisiais, ar su žmona, ar su vyru, ar su draugu, ar su drauge. Ir reikia imtis prevencinių priemonių, kad paskui neatsirastų tokios situacijos, iš kurios galbūt jau negalėsit išeiti. Ir tada bus kas? Tiesiog santykių mirtis. Nedasivarykit iki šitos situacijos. Prevencija visada geriau negu gydymas. Pagalvokit apie tai.